gerai, tada ką? Laikantis visų tradicijų, tai kviečiu žaisti sąžiningai, garbingai. Yra naujų žmonių, yra kurie nežaidė pas mus, bet turi patirtį, tai tie turi dalintis informaciją, vieni kitiem padėti. Pas mus žaidimai yra biškai kitokie nei kituose klubuose, tai pas mus principas yra toks, yra galimybė, tai turi nušauti kažkokią per adato skylutę, nei dydžiai, nei kažkokie neribojami. Pagrindinė informacija pas jūs ant kiekvieno ginklo lipduko yra, tai reiškia saugus atstumas, mes nežiūrim koks šautuvas, mums yra svarbu koks šūvio greitis, kaip žaloja žmogų, tai žalias lipdukas reiškia, kad su to ginklu gali žaisti ir patalpose full auto, jeigu geltonas, tai reiškia yra saugus atstumas 15 metrų, pažalia 5 metrai, pas ką geltonas, tai reiškia negali full auto žaisti pastatuose, o raudonas tai yra snaiperis, tai reiškia pas jį yra ten, man atrodo, 25 metrai ar 30 saugus atstumas, dabar net neprisimenu tiksliai. Tai va, nes dar ko mes čia skiriamės, kad galima šaudyti iš pastatų ir iš vidaus ir į lauką, ir iš lauko į vidų, suprantat. Imituojam ale tikrą karą. Dabar jau nežinau, daug nesikartosiu, pas mus galioja visą laiką mediko taisyklė. Mediko taisyklė tai reiškia tikras turniketas arba tikras žydiškas bintas. Sužeidė žmogų, per 2 minutės kitas žaidėjas jį gali pagydyti imituodamas turniketo uždėjimą arba žydišką bintą užvyniojimą. Jei per 2 minutės nepagydo, tai reiškia, jis yra nušautas. Sužeistas žaidėjas nesideda jokios liemenės, jis yra sužeistas, jis gali 2 metrus pasitraukti šūvio linijos. Jeigu antrą kartą pataikė, reiškia, jis yra nušautas. Tai tie, kas puolimus vykdo ir sužeidžia tą žmogų, gali antrą kartą pataikyti, tai reiškia, jisai bus nušautas. Tai va, tai kiekviena armija turės po 2 karo medikus. Mertvekose yra 2 krepšiai su turniketais, su bintais, tai čia priklausys nuo generolo, kas ką paskirs. Tie, kurios pagydė karo medikas, kur generolas paskyrė, tai reiškia, tą turniketą grįžę į Mertveką meta į tokią žalią dėžę. Iš tos dėžės karo medikas grįžęs į Mertveką pasipildo tais sugrįžusiais turniketais. Tai va, tai nežinau, ką čia daugiau. Pas mus galima vartoti alkoholį iki 0,3, vartoti va šičia. Pasiruošimo zonoje, žaidimo lauke ne, išskyrus kai kurios asmenys. Generolai viską gali. Tai va. Gerai, tai tada norim apdovanoti žmonės, kurie nusipelnė atminimo ženklų. Tai dabar žiūrėkit, jeigu kartais ir suklysiu kažkieno pavardę, tai ne dėl to, kad aš beraštis nemoku skaityti, bet kažkas galbūt nelabai aiškiai pasirašė. Paulius Bartkevičius. Dainius Danys. Rokas Petraitis. Taip, Aurelijus Šaluga. Tai norim patikslinti auksiniai patrioto kryžiai dabar. Robertas Naujokas. Marius Vitkauskas. Ir dabar Mantas Bartkevičius, pravardė Krūmas.
Bankevičius, atsiprašau, pravardė Krūmas. Leido čionai. Lauk, vieną. Butelis! Gerai, žiūrėkit kolektyvas, kadangi debesys jau renkasi, tai galbūt padarom taip, kad, sakykime, mano brolis visą pagrindą jau čia pagrindinius tos dalykus jums visus susakė. Dalinamės komandas, dalinamės generolus, renkamės ir tada keliaujam į neutralias vietas. Neutraliuose vietose papildomą visą informaciją, užduotis, viską pasakysiu. Dar va čia brolis nori pasakyti. Čia, nežinau, yra, nėra, tie žmonės norim padėkoti tiem laukiniam, kurie sėkmingai praeitą, užpraeitą, čia po praeito patrioto. Tai užpraeitas ir praeitas patriotas. Dabar ten dar eisim, pažiūrėsim, nufotografavau, kiek liko iš ano. Tai iš tikrųjų ačiū, kad naikinat ženklus, kurie skirti ir jum patiems dėl jūsų pačių saugumo ir visų kitų žmonių, kurie gali įeiti į forto teritoriją. Dar šūvį negaunam. Pliusiuk. Tai jo. Geltonas, kad eina, tai negerai. Kiek ten žmonių nubėgo? Pala, aš nemačiau, kas ten nubėgo. Čia vėl bet jas tai lopus. Davai, lipam. Čia, stoj. Lipkit. Darykit duris, yra. O, kurva, į šitą gavau, eik tu nahui. Darykit duris. Eik tu nahui, važiuojam namo. Nespėjau išlipti. Eik tu nahui. Iš šiknos rava, taip gavau. Eik tu nahui. Per langą, blėt, iškiškit vėliavą. Eik tu nahui. Ir čia net nesujudėjau. Atidarė duris ir kaip tik šikna, blėt, plika. Va čia va, eik tu nahui. 5 minutes later. A few inches later. Yra! Į pėdą gavau.